Šių metų vasario 8 dieną Punske lankėsi Lenkijos Seimo maršalkos pavaduotojas, Lenkijos demokratų sąjungos narys Ježis Šmaidžinski. Susitikti su kairiųjų kandidatu Lenkijos prezidento rinkimuose atvyko Seinų apskrities viršininkas Ryszard Grzybowski, jo pavaduotojas Romas Vitkauskas, Punsko ir Seinų krašto veikėjai, švietimo bei kultūros atstovai, ūkininkai. Susirinkusius pasveikino Punsko valsčiaus viršaičio pavaduotojas, sekretorius Jonas Vaičiulis. Jis padėkojo svečiui už apsilankymą, papasakojo apie Punsko valsčių ir jo pasiekimus. Susitikime buvo priminta, kad Punsko valsčius prieš 3 metus pagal ES struktūrinių fondų panaudojimą buvo vienas iš geriausių Lenkijoje, kad būtent čia, Punske, kairiųjų kandidatas į prezidentus Aleksandr Kvašnievski gavo 98% balsų, daugiausia visoje Lenkijoje. Po Seinų apskrities viršininko Ryszardo Grzybowskio pasisakymo kalbėjo Seimo maršalkos pavaduotojas Ježis Šmaidžinski. Į klausimą, ar Lenkija gerai padarė siųsdama savo karius į Iraką, kandidatas į prezidentus atsakė, jog Lenkija privalo pati spręsti, kada ir kur siųsti karius, kad vyriausybė, priimdama tokius sprendimus, negali vadovautis Jungtinių Amerikos valstijų tarnybų parodymais. Lenkija, kalbėjo jis, privalo turėti įtaką ir kariniams ir politiniams sprendimams. Mes privalome dalyvauti kariniuose veiksmuose tik NATO, ONZ, ES struktūrose, bet nesivelti į vadinamąją norinčiųjų koaliciją. Kalbėdamas apie nedarbą Lenkijoje, Ježis Šmaidžinski pažymėjo, kad daugiau kaip 150 tūkstančių studijas baigusių jaunų žmonių neturi darbo. Valstybė privalo juos remti, turi per įvairias programas jiems padėti rasti pirmąjį darbą. Nemažai dėmesio skirta ir sveikatos apsaugai. Anot svečio, Seinų ligoninė gali būti pavyzdys, kad ne tiek svarbu, kam priklauso ligoninės, bet kas ir kaip joms vadovauja. Lenkija per mažai skiria lėšų sveikatos apsaugai, kalbėjo jis, bet reikia pagalvoti, ar tikslingos mums tokios organizacijos kaip Nacionalinis sveikatos fondas NFZ. Reikia remti pirmojo kontakto gydytojus, kad jie galėtų diagnozuoti pagrindinės ligas, o ne iškart ligonius siųstų pas specialistus. Punske viešėjęs kandidatas į prezidentus pasisakė už Lenkijos Seimo narių skaičiaus sumažinimą ir Senato panaikinimą. Konstitucijai, kuri iki šiol galioja, teigė jis, pritarė dauguma Lenkijos politinių grupuočių, bet tai nereiškia, kad ji yra tobula ir jos nereikia keisti. Prezidentas tik išimtiniais atvejais, jei tarkim valdžią perimtų populistai ar nacionalistai, privalo naudotis veto teisę. Susitikime nekalbėta nei apie lietuvių švietimą, nei apie Panerių paminklą, vyskupo Antano Baranausko gatvės Seinuose, nei kitus Lenkijos lietuviams svarbius reikalus. Susitikimui baigiantis, kandidatui į prezidentus susirinkusieji lietuviškai ir lenkiškai sugiedojo ilgiausių metų.